Po galingo žemės drebėjimo ir tsunamio Japonijoje praėjus lygiai 2 mėnesiams apatinio trikotažo gamintojai Triumph International Japan trečiadienį pristatė naujausią apatinio trikotažo kolekciją. Ji puošta Japonijos žmonės palaikančiomis žinutėmis iš viso pasaulio. Apatiniai drabužėliai primena skiautinius pasiūtus iš palaikančių ranka rašytų žinučių, gautų iš 36 pasaulio šalių. Po kovo 11 dienos tragedijos gavome palaikymo žinučių iš Triumph kompanijų visame pasaulyje. Be to, gavome ir siuntų su pirmo būtinumo daiktais. Nusprendėme sukurti apatinį trikotažą, kuris perduotų gerus žodžius nuo stichijos nukentėjusiems japonams. Apatinio trikotažo rinkinį sudaro korseto tipo liemenėlė ir apatinis sijonėlis. Jie dekoruoti ranka rašytomis palaikymo žinutėmis iš viso pasaulio. Pati perskaičiau kiekvieną žinutę ir suvokiau, kad mums paramą reiškia visas pasaulis. Todėl nusprendžiau, kad pati turiu padaryti viską, kas mano galioje. Per žemės drebėjimą ir po jo sekusi tsunami Japonijoje žuvo ar laikomi dingusiais be žinios beveik 26 000 žmonių. Per drebėjimą smarkiai apgadinta Fukušimos branduolinė jėgainė į aplinką vis dar skleidžia radiaciją. Jos likvidavimui dar gali prireikti nuo 6 iki 9 mėnesių.